Labas, maloniai kviečiu į Parkside dirbtuvę. Aš esu Dantesas ir šiandien mes gaminsime batų lentyną su nuvarvėjimo padėklu, tobulą šlapioms ir šaltoms dienoms. Pirmiausia, supjaustome medžiagas pagal nurodytus matmenis ir ilgius. Atkreip dėmesį, kad batų lentynos plotis tiktų prie tavo nuvarvėjimo padėklo. Dabar, kai visos medžiagos yra supjaustytos, pradedame apdoroti kraštus ir paviršius. Tad naudojame vibracinį šlifuoklį ir frezą. Po paviršiaus apdorojimo pradedame montuoti. Pirmiausia, šoninės dalys. Kai jos tiksliai išlygintos, galime išgręžti, išfrezuoti ir prisukti. Kai abu šoniniai elementai yra iki galo surinkti, tolygiai paskirstome strypus ant apatinės skersinės dalies. Gręžimo gylį pažymiu čia su lipnia juostele. Stripai sumontuoti, dabar galime prisukti viršutinį rėmą. Kad galėtume nematomai pritvirtinti viršutinę plokštę, aš jau iš anksto pragręžiu skylutes. Svarbu tinkamas varžto ilgis, kad jis neišlystų per viršutinę plokštę. Konstrukcijos stabilumui prie galinės pusės pritvirtiname lentą. Taip kartu gausime atramą savo batams. Taigi, dabar aš pastačiau batų lentyną savo koridoriuje. Ir dėl nuvarvėjimo padėklo esu puikiai pasiruošęs lietingam orui. Ar vengi lietingo oro? O gal tavo moto nėra blogo oro, yra tik netinkama įranga? Parašyk komentaruose. Tau pavyks.